Šiandien Panevėžio miesto žiniose matysite. Nemokamos vakcinos prieš gripą Panevėžys dar neturi. Greitosios medicinos pagalbos tarnybų valdyme pertvarka. Žemdirbiai raginami naudotis jiems priklausančiomis lengvatomis. Ženkliai padidėjus sergamumui ūmiomis kvėpavimo takų infekcijomis, o taip pat ir gripu, nors jis diagnozuojamas pavieniais atvejais, stebimas gyventojų pageidavimas skiepytis. Sveikatos apsaugos ministerijos žadėta nemokama vakcina, deja, Panevėžio kol kas dar nepasiekė. Vakcina skrenda arba šios savaitės pabaigoje, ar kitos savaitės pradžioje jau turėtų atskristi vakcina į Kauną iš Prancūzijos ir farmacijos įmonės Tamra jau atveš, paskirstys, jau yra paskirstyta ta vakcina ir išdalins asmens sveikatos priežiūros įstaigom, tos, kurios skiepys nemokamą, reiškia, vakciną. Panevėžio apskritis vakcinos gauna 8325 dozes. Vakcinos Panevėžio visuomenės sveikatos centro užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės skyriaus vedėjo teigimu buvo prašyta visų 1000 dozių daugiau. Tačiau tiek, kiek paskirta, yra nors menkai, bet vis dėlto daugiau negu pernai. Ji bus padalinta 30 sveikatos priežiūros įstaigų skiepysiančių gyventojus. Vyresni nei 65 amžiaus asmenys iki 65 metų sergantis lėtinėmis širdies, kraujagyslių, kvėpavimo takų, inkstų lėtinėmis lygomis susijusiomis su imuniniais mechanizmais, piktybiniais navikais. Taip pat asmenys gyvenantys socialinės globos ir slaugos įstaigose, taip pat sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai, kadangi jie pirmieji susiduria su ligoniais, taip pat ir nėščiosios. Tai asmenys jau gali, aš nežinau, galbūt bus sudaromos eilės nemokamai vakcinai, tačiau jau gali registruotis pas savo gydytojus, kad galėtų pasiskiepyti prieš gripą. Mokamos vakcinos netrūksta, tačiau už paslaugą susimokėti norinčiųjų nedaug. Nemuno gatvės poliklinikoje šiai dienai pasiskiepijusių vos per 30. Skiepas, pasak specialistų, leistų išvengti gripo. Jei vis dėlto ne, tai bent jos sukeliamų komplikacijų. Nuo naujųjų metų reorganizuojama greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikėjų struktūra ir valdymas. Panevėžio teritorinės ligonių kasos zonoje po pertvarkos turi likti 2. Panevėžio greitosios pagalbos stoties bazėje ir Utenos sveikatos priežiūros centro greitosios pagalbos poskyryje esančios dispečerinės. Kaip ir kiekviena reforma, jinai skinasi ne taip ir lengvai. Visi yra įpratę, kad pagalba yra teikiama, būtent jeigu steigėjas yra viena savivaldybė, tai tos savivaldybės rėmuose, tos ribos ir teikiama. Dabargi tektų tą pagalbą teikti ten, kur tuo metu jinai yra labiausiai reikalinga. Čia vėlgi Panevėžio miestas ir Panevėžio rajonas yra pats geriausias pavyzdys, kada yra 2 dispečerinės, 2 greitosios, viena nuo kitos nutolusi per puskilometrį ir turi būtinai išsiaiškinti, ar čia miesto gyventojas ar kaimo gyventojas, tada važiuosim, tada nevažiuosim, o to neturėtų būti. Viena dispečerinė likusi, važiuoja tie, kurie yra laisvi, kurie yra arčiausiai. Greitosios medicinos pagalbos tarnybas, pastebima, sveikatos reforma pasiekė vėliausiai, tačiau ji neišvengiama. Pasiruošimo etapas probleminis, nes būgštaujama dėl kokybiško ryšio užtikrinimo, taip pat dėl to, kad ne visos greitosios medicinos pagalbos paslaugas teikiančios įstaigos, ypač mažesnėse savivaldybėse, galės užtikrinti, kad vienu metu dirbtų ne mažiau kaip 2 brigados. Tačiau tai tik pavaldumo klausimas. Brigados lieka kaip ir buvusios ir netgi galvojame net ir tose savivaldybėse, tose vietose, kur nebegali užtikrinti 2 brigadų. Tos brigados liks, tik tai jos turės priklausyti didesniems dariniams. Mūsų kaimynai Latviai jau senai turi 1 dispečerinę, visoje šalyje 1 dispečerinę. Aš manau, kad tai čia mūsų irgi tik tos 10 dispečerinių, tai dar yra vienas žingsnis į tai, kad po keleto metų mes matyti turėsime irgi 1 dispečerinę,
kuri tikrai tokia, sakysim, tokia didelė šalį kaip Lietuva tikrai pilnai gali valdyti visas greitąsias. Pertvarkai, pasak Panevėžio teritorinės ligonių kasos vadovo, anksti pradėta rengtis dėl to, kad įstaigų steigėjai, savivaldybių tarybos spėtų perduoti ar perimti įstatymų reglamentuojamas funkcijas, jeigu nustatytoje teritorijoje nebus galima užtikrinti 2 brigadų darbo. Panevėžio rajono žemės ūkio skyriaus specialistai stebi žemdirbių pasiskolinusių iš bankų suaktyvėjimą. Juos domina galimybė pasinaudoti finansinę paramą, tai yra palūkanų dalies kompensavimu. Primenama, kad šiuo metu tokią galimybę gali pasinaudoti tik naujai pasiėmę trumpalaikius kreditus. Pagrindinės sąlygos būtų tokios. Kreditas turi būti ne ilgesnės negu 2 metų trukmės ir skirtas įsigijimui tų prekių, kurios yra patvirtintos administracijos direktoriaus įsakymu, tai yra trumpalaikiam turtui. Dar aiškiau galima pasakyti, kad visas tas turtas, kuris metų bėgyje susinaudoja. Tai yra kūras, degalai, tepalai, įvairios sanitarinės priemonės, dezinfekcinės priemonės, taip pat įvairūs herbicidai, apmokėjimas už darbą. Žemės ūkio skyriaus vyriausiosios specialistės teigimu kompensuojama iki 30% nuo sumokėtų palūkanų sumos ir nedaugiau kaip 6,49 metinių palūkanų normos. Kreipiantis į mus reikia žinoti, kad reikia pristatyti kredito sutarties originalą ir kopiją, toliau įsigijimą prekių patvirtinančius dokumentus, tai yra PVM sąskaitas faktūras, ir apmokėjimą patvirtinančius dokumentus, kurie gali būti kasos pajamų orderiai arba išrašas iš sąskaitos, kurie nurodyta, kad yra apmokėta pagal tokią sąskaitą už įsigytas prekes. Toliau bankai išrašo orientacinę palūkanų normą, patvirtinančią pažymą nustatytam laikotarpiui ir pas mus atėję taip pat užpildo prašymą, kuriame įsipareigoja laikytis tam tikrų reikalavimų. Tai yra ir buhalterinės apskaitos vedimas ir dokumentų išsaugomas netrumpesniam kaip 3 metų laikotarpiui po dalies palūkanų kreditavimo pabaigos. Norintieji pasinaudoti lengvata turėtų ateiti į rajono savivaldybės 313 kabinetą. Juolab, kad ši parama, anot specialistų, gerokai palankesnė ir paprastesnė nei įsipareigojimai atskirų paslaugų teikėjams. Įvertinę baldų fabriko Ineta gaminius, tiksliau minkštuosius baldus, kuriais garsėja bemaž 2 dešimtmečius juos klientui siūlanti įmonė, pastaruoju metu nustemba išgirdę, kad Ineta tapo naujoke korpusinių baldų gamybos srityje. Ir beje, labai sėkmingai. Mes džiaugiamės, kad galim pasiūlyti naujas darbo vietas, kadangi minkštų baldų gamyba ir korpusinių baldų gamyba tai yra 2 skirtingi dalykai, nes kas liečia minkštus baldus, tai ten turim gamybinį procesą, kuriame yra nemažai žmonių dirbančių ir ten jau yra toks, sakykime, kaip ir menas. Gražiai uždėti gobeleną, pastebėti visas raukšleles ir jas išlyginti. Na, o kalbant apie korpusinius baldus, tai mes šiuo metu turime nelabai didelę komandą žmonių, bet prie korpuso pas mus dirba specialistai, kurie jau turi nemažą darbo patirtį, nes dirbę yra kitose įmonėse. Tiesiog taip, aš sakyčiau, laimės dalykas, kadangi mes tikrai radom profesionalus, kurie gali atlikti savo darbą. Sprendimas imtis korpusinių baldų gamybos fabriko direktoriaus pavaduotojos Eugenijos Rimkevičiūtės teigimu brendo labai seniai. Skatino klientai, pageidaujantis įvairesnių gaminių, spintų, komodų, stumdomų sistemų. Tačiau tai nereiškia, kad minkštų baldų gamyba palaipsniui bus pamiršta. Turim savo stilių, turim savo braižą, kuris, sakykime, nėra visiškai toks pat kaip kitų gamintojų Lietuvoje. Na ir turim tokį išskirtinumą, kadangi patys turėjom galimybę bendradarbiauti su amerikiečių fabrikais, kurie gamina gobelenus minkštiems baldams. Ir turėjom galimybę jų įsivežti į Lietuvą. Tai dar turim tą ir tokį išskirtinumą, šiek tiek kitoks gobelenų raštai, spalvos, nes buvo tikrai užsakyti gobelenai pagal Lietuvos kliento pageidavimą. Ta prasme, mes matėm, kad žmonės linksta į vieną ar į kitą spalvą
Ir Amerikoje fabrikuose laboratorijos mums tiesiog išgavo tas spalvas, kokių mes pageidavom. Aišku, tas procesas buvo gana ilgas, bet galim džiaugtis, kad turim išskirtinumą ir tame. Naujieji korpusinių baldų gamintojai tvirtina pasiruošę išpildyti įmantriausias klientų vizijas. Tai reiškia pasiūlyti ne tik standartinį gaminį, bet įgyvendinti ir specialiuosius užsakymus.